Einu pas Dievą parsinešti žinios. Ar žinote, kaip gimė Cristiano Ronaldo? Esam ant aukščiausios Madeiros viršūnės. Šalta, pelė, kaip! Nu tai labas rytas. Pas mumis jau čia yra Madeiroje 3 diena, ne? 3 diena jau esam. Pasigavo lietus, tropinis lietus. O šiaip, kas planuose pas mus yra, tai varome į vieną populiariausių čia Madeiroje vietų, tuos laiptus į rojų, žinai. Bet lietus pliaupia. Ai. Išvažiuojant, pusrytavom biškį. Visai fainai viešbutis duoda čia tų pusryčių. Visai skaniai, tik atrodo, kiekvieną dieną bus tas pats. Ir šiaip orealis tai depresija. Depresija orealis, nežinau kaip čia bus. Galime kiaurį šlapi likti. Bet vis tiek bandysim užkopti į abi viršūnės, tiek į Piko Ruivo, tiek į Piko Aero. Nes prieš porą metų čia buvo dideli gaisrai Madeiroje. Ir uždarė šitą pagrindinį taką, kuris skaitosi Madeiros topas. Ir jį kaip tik atidarė realiai šiandien. Šiandien yra realiai kaip yra pirmoji oficiali diena, kai jis yra atidarytas. Ir aš kiekvieną dieną žiūrėjau, ar atsiras bilietai tą taką. Nu ir nepramazinau žodžiu. Ir viskas, pilna 3 dienas į priekį. Viskas užbukinta. Bet su tokio realiu tai ne faina. Tai ką mes padarėme, mes iš anksčiau buvom nusipirkę užlipti į vieną viršūnę ir tada užlipti į kitą viršūnę per apvažiavimą mašinų. Tai toks, kaip sakant, apėjimas gavosi, tai bandysim tą ir įgyvendinti šiandien. Nors sala tikrai nėra didelė, bet va, iki vietos mums važiuoti realiai valandą laiko, 45 kilometrus. Dabar rodo 8 laipsnius, žiūrėsim kaip ir dabar vis laik kylam į viršų, pažiūrėsim kiek rodys viršūnė. Nu ką, atvarėm, 5 laipsniai. Bliama, žiema. Pažiūrėkim, kiek čia 5 laipsniai yra. Gaivu. Nu, ką dėdė Svajūnas savo krepšį turi. Rubrika. Bandana pravers. Lietpaltis į trasą. Dar vienas Zaros megztinukas. Ir haikoms, ir į balių, kepuriukas nuo saulės, kurios nelabai yra, ir dar kelnaitės, pantaliūnys. 1, 2, 3, ting! Einam. Tai va, mes esam čia, varysim į Piko Ruivo. 3 kilometrai pusantros valandos. Biški saulė išlindo, vėjuota tai maksimaliai. Tik vandens pasiėmiau, kuprinės neėmiau, nes po šitų ploščių netelpu, o čia bet kada gali pradėti lyti. O kokie vaizdai atsiveria. Kas gera? Toks V raidelė. Papalis eina visas, rankas susikišęs. Šiaip šitoj kelionė jau suvariau šitą droną. Tada kamerą va šitą, kur filmuojam įskėlęs esu. Tada mašiną įbrėžiau namuotą. Tai beliko, kad ir mikrofoną suvaryčiau su lietum iki pilnos laimės. Tai šitas žygis irgi mokamas, vėl 4,5 žmogui, tai 9 eurų čičink. O šiaip tas kitas, kur tipo labiausiai populiarus ir kur mums nepavyko gauti, dabar kainuoja 10,50 žmogui. Ir ten šis tik tais one way, tipo pirmin turi neit, o tada turi pasimti taksą už 8 eurų, kad tą parvežtų. Tai ten vargo vakarienį iš tikro.
rūkas pareina, smogas. Šiaip čia mes labai aukštai esam, 1600 metrų virš jūros lygio, o kopsime iš tuko 8 šiamberats. Kai pučia, jaučiu girdisi. Kaip čia viskas žaliuoja. Labai Madeirai įdomi augmenija. O ten, kur apšviestas vietas, matos Jėzus myli tas vietas, o mumis, manau, ne. Nes mes esam tamsoj. Ką darys? Už tai velnis myli. Ar žinote, kaip gimė Cristiano Ronaldo? Teikit papasakos. Nežinau. Nežinot? Žodžiu, jūs akli kačiukai. Ir nežinot? Tai dabar sužinosit. Žodžiu, žaibavo čia ant šito kalno labai stipriai. Ir žaibas kalė į apvalų tokį rutulinį akmenį. Ir atsirado Ronaldo kūdikis ten. Tokia istorija Ronaldo. Nes šiaip Ronaldo yra iš Madeiros. Gimęs Madeiroj. Šiaip haike nieko nėra geriau, kai pamatai visus laimingus veidus ateinančius. Nu, gražiai lietus dar užpuolė. Madeira yra nuostabi sala haikinimui. Tiesiog nuostabus vaizdai, nuostabus klimatas. Vaizdai. Nuostabus. Nieko nesimato, kur einam. Kažkokį refidžių radom. Visi. Piko ruivo. O, žiūrėk, yra taip, čia taip turi būti. O taip turi atrodyti viskas. Mes einam į aukščiausią viršūnę Madeiroje. Mes esam šitam namelį dabar. Ir tikimės tokią vaizdą. Taip. Pažiūrėsim. Bele kaip vėjuota. Tokie takeliai čia. Šalta, bele kaip! Ai, kaip nejaučiu rankų. Lemva, reik palaukti, prasigėdris čia. Šitiek lipam. Esam ant aukščiausios Madeiros viršūnės. Matosi šikna. Bele kaip, šalta. Nieko nesimato. Migla. Bent jau refidžius matos. Smagu! Pažiūrėk, blema, viskas čia nudegė. Vaizdelis kaip Mordore. Biškį kažkas prasigėdrė kartais. Tai va, haiką pradėjom čia. Ir iškilom iki piko ruivo viršūnės, kas maždaug yra 1800 gal 70 metriukų. Šiaip vaizdeliai labai silpni šitą haiką, nes rūkas. Tai, manau, stumėmės į paskutinę vietą, nors jisai gal ir galėtų būti žymiai aukščiau, bet mes vertinam pagal save, tai kol kas į paskutinę dedam. Va, tas pagrindinis PR1 yra dabar šiuo metu uždarytas.
Realiai apsauginis ten stovi, nepraleidžia. Jisai skaitosi tik vienu keliu gali ateiti dabar. Tai mes esam realiai jo pabaigoj. Nu, ir varysim jo pradžią realiai. Su mašina aplinkui. O lalilela, paraiškėja biškį. Nu, gražiai atrodo. Kol matosi. Vėl vėjas pasitiko. Jeigu būtų toks vaikelis čia, tai gal ir nieko būtų. Vos kepuriuko nepamečiau. Aica. Va čia matos toksai takelis iš topo R1. Ir pim pum 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 pum. Skaitasi čia gražiausias Madeiros haikas, į kurį dėja negalimės. Ir va čia buvo labai didelis gaisras, viskas sudegė ir dėl to uždarė. Realiai visą haiką uždarinėjo. Ir čia jau matosi, kad biškį atauginėja, žolė kaip ir yra, bet pilna sudegusių medžių. Bet šiaip žiauriai gražu. Nežinau, gal reikia pakelti aukštesnę vietą tą haiką mūsų, nes dabar paskutinį įmečiau. Nu, vaizdeliai tai fain. Atsisėsk ant akmens, pagalvok, kas esi. Na, 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 na. Dar vieną vietinį radom. Vietinis paukščius. Moka nebijo. Nu va, kaip gražiai čia pasirodo Madeira. Pristatome Madeirą. Šiaip taryba pasitarė ir nusprendžia šitą gal visgi į antrą vietą perkelti po Lorenzo drakonų. Nu, nes šiaip labai gražu yra, tiesiog, kad labai rūkas, bet kai prasisklaidė, tai oho, vaizdeliai, tai ten blogi tikrai. Tai ir nebūtų taip šalta ir būtų žymiai. Jo, tai tvirtinam antrą vietą kol kas. Va, realiai parkingas jau nuo čia prasideda. Va, blimbumbumu jau užparkuota viena linija ir čia pilna mašinų. O dabar turime, po pirmos 3-7 mes jau baigiam, kiti dar tik pradeda. Nu jo, šitas hikes labai populiarus yra. Bandom išvažiuoti. Jėzus, merginos tokios atvarė, nespėjom papilmuoti. Ar jūs išvažiuojate, kas laimingas, jau sakom, viskas užsėbė vietą greitai. Eik savo. Taip atrodo Madeiros haikų parkingas, o dabar bus labai fainai leisti žemyn ir prasilenkti ant tokių kelių. Nu, ar jūs juokaujat? Va, nu, ar jūs juokaujat? Nu, bandom važiuoti, bet jeigu dabar mašiną surasim keliai, tai bus šakės. Nebus kaip prasilenkti. O, gerai, nu čia biškiai yra vietos. Gerai, dar sekas, nu, čia iš bėdos. Nu, gerai, čia dar yra. Ką aš čia dar išlėkiu? Pažiūrėk, kaip prisiparkavę. Eik, tu savo. Žiūrėk, jau 2 juostas varo ant posūkio. Eik, tu pako. Gerai. O, Jėzu. Autobusas. Autobusas stovi, tiesiog. Vis tiek. Visa juosta iš visų užimta. Ką čia daryt man reikės? Eik, tu seni. What the... O, gerai, nėra. Varom. O, čia žiūrėk yra kažko kapas. Greitai, dar čia nubėgo ir tokio Miradoro. Berta nevarom. Čia grinai leidžiantis žemyn iš Piko Ruivo. Toksai mažas sustojimas yra. Va, laiptukais reikia užkilti. Laiptukai. Labai atrodo panašiai kaip tie, kur varysim sekantys laiptai į rojų. Kažkaip labai panašiai atrodo. Nu ir viskas, viršūnė. Opa. Realiai panašus vaizdas.
Nu, pakeliui sustojom į tokį bariuką. Pupolis išrinko to, ko nenori. Valgysim pizetas. O Pupolis norėjo salotų, gaus bulką. Bet gausiu gėrimą. Nikita, linkėjimai. Pupolis vis dar yra sušalęs. Neišeim lauk, šaltis iš manęs. O, viskas juda lauku. Mūsų pizetas mūsų nuskristų, jau nutovėja. Mūsų skrendančias pizetas. Nikita, geriu Nikita. Skaniai Nikita. Toks geras. Toks kaip pino kolada. Piršta. Paragauk Nikitas. Nikitas. Tikrai labai skaniai Nikita. Tokias jau tas Nikitas. Nu, viena pizeta ir kita pizeta. Skanaus. Labai karšti pizeta. Ar esat valgę kada nors pizetą? Man tai pirmas kartas. Nu, prisivalgiam pizetų, palikom 17 euretų. Bandom išlipinėti iš mašinas. Aš savo net nebegaliu. Papa. Lipu per kitą pusę. Ai. O. Yra. Gerai. Nu, atvarėm į dar vieną žygį. Vereda dos balkonė, šitaip netikėtai. Vėl 9 eurų kainavo. Einam pažiūrėti balkonų. Jis čia nėra ilgas žygis. Ten 1,5 kilometro gal tik tais. Ir išlysim į gerą miradorą. Nu va, tokiais tuneliukais čia reikia eiti. Reiktų kokius džiunglių. Arba Islandijos, arba džiunglių vaibas. Šiaip čia skaitos Levados žygis, nes jis turi savo tą tokį, kur vandenukas bėga. Ir va kaip čia viskas šlapia. Belia kaip. Ui, tu tešlas. Šiaip labai skubam lekiam šitam žygyje, nes jau pradeda laikas spausti tą pagrindinį tuos laiptus į rojų. Balkojas. Nu ir kas čia bus gero. Nu tai čia skaitas balkonas. Tai tiek žinių. Esam balkonė šitos Madeiros. Nu šitą labai greitai pravarėm ir iš karto dedam į paskutinę vietą ir judam toliau. Turime po 4:14, o mums reikia būti maksimaliai 5 valandą tame taške dar važiuoti to ir dar išvažiuoti šitos parkingo bezabrazijos. Tai labai ir dar nueiti atgal iki mašinos, tai dar laikas jau spaudžia, tai lekiam. Va, liko 16 minučių važiuoti iki vietos, 16:48. Iki 5 valandų mus tik įleidžia. Ten pati populiariausia vieta, tai gal ten bent jau tikrins tą bilietėlį. O būt prikolas ten tikrina ir tipo pavėluojam ir sako ne. Būtų žiauru. Nu, nusipirkom parkingą, spėjom, atrodo, 8,50 € už 1,5 valandėlių. Nu va, tikimės tokių vaizdų. Nežinau, ar pavyks, bet nenuleidžiam rankų. Nu ir bilietėlis dar šitą 4,5 irgi. Čičink. Nu va, čia skaitas viršūnė. Tai mes iš karto atvarėm į viršūnę, dabar leidžiamės biškai. Vėjas tai belenkoks. Šagas. Nu va, tam paveiksliukai, kur prieš tai buvo toks vaizdelis, mes turime tokį vaizdelį. Vėjas tai ultra. O, prasisklaidė. Biškai kažkas gal matos. Eikca. Eik tu sau. Nelabai net paeita eina. Lemba. Belia kaip šalta. Eik sau.
Radom žuvį. Čia vien nepučia. Belio, kaip čia šalta. Vėjas pučia, rankų nejaučiu. Kas čia per mano išvaizdą? Pico do aero. Nu gražu. Šiaip labai gražu. Sam. Bet vėjuot. Kaip čia atrodo. Palauk, aš irgi toks pat. Tu. Šiaip netgi ir šitoj populiariausiai vietoj Madeiroj, net ir čia nieks bilietų netikrina. Nu, kaip sakant, atrodo gali varyti zuikiu. Blemo, kaip čia labai yra aukštai. Vėjas vėl sugrįžo visų galingumu. Čia tie garsieji laiptai į dangų, aš spėju. Papulė atėjai iš dangaus? Nu, čia įėjimas į tą garsų į haiką. Viskas spyna uždėta. Jei nori, gali perlipti. One way trail. Nu, kaip sakant, kitą kartą. Jūs, akli kačiukai. Nesigirdėjai. Silkė. Kuria? Einu pas Dievą parsinešti žinios. Toj grįšiu. Dievas perduoda žinią. Sako, subscribe! Žie, atsirado praėjimas pas Dievą. Subscribe! Nu tai ką mes čia galim pasakyti apie šitą žygį? Nu, jeigu ne tas debesis, tai būtų Vėjas. O eitų, koks vėjas. Atrodo, kad nupūs mane. Jo, eini ir tiesiog Jau ten tėvai su vaikais prisirišė tos vaikus vos nelaikė. Nes nu tikrai atrodo paleisti, kad skris tenais. Jo. Bet šiaip kiek matėm vis tiek toks fainas, gražus, tai ką žinau, kokią gal antrą vietą. Su to tokiu, žinai, pastumėjimu, kad jisai galėtų būti žiauriai gražus. Opa, gazolino. Biškį įsipėliam kuriuko, 23 eurai, čičink. Labą. Ėsti noriu tai kai šuo. Pasiėmiau žuvį su bananu. Va. Bananiuks ir žuvytė. O Populenzas pasiėmė vargšelį protinguolį oktopusą. Čia
17 euriukų, pas Papulė 24, čia 2, čia 3 penai. Nežinau, ar dar kada gyvenime teks valgyti bananą su žuvim. Nu, fainai. Egzotika. Jums irgi tai būna, kad jūs antrą pusę nebaigia patiekalo ir lieka tau dar ekstra. Žinot, ką jaučiu dabar? Esam truputėlį paragavę gaiviųjų gėrimų ir va dabar važiuojam atbulinką nuo kalno. Na gerai, varau Papulį namo parvežti. O mes šiandien turbūt video ir užbaigsim šitą vietoj. Kitą video sužinosit, ar grįžom namo ir šiaip varysim rytoj į salos salą. Kaip saka, Madeira turi savo salą, kaip Žemė turi Mėnulį. Tai rytoj visą dieną ten praleisim ir bus video iš to.